Juodabai, tai labai gerai. Labas, dėdė Lukai. Labas, dėdė Lukai. Šiandien aš tave norėsiu pakalbinti apie mašinas. Žinai? Liuks. Kodėl žmonės naudojasi mašinom? Tai žmonės naudojasi tam, kad nukeliautų iš vieno taško į kitą. Ir taip pat kai kurie naudojasi pramogai. Kokių būna mašinų ir kuo jos skiriasi? Gerai, tai mašinų yra įvairių. Visų pirma, tai mašinų, kuriam važinėja paprasti žmonės. Yra, kaip čia, profesijų mašinas, tarnybų mašinas ir yra sportinės mašinas. Kokia šia mašina? Čia yra sportinė mašina, skirta laisvalaikiui ir malonumams. O čia yra priekių, kur po to dangčiu atsidaro. Tai po to dangčiu yra mašinos motoras. Ar galima jį atidaryti? Žinoma. Gerai. Atidaryti? Kaip veikia variklis ir kam reikia šitų visų dalykėlių? Tai variklis veikia vidaus degimo principu. Ir visų šitų dalykėlių reikia, kad variklis dirbtų sėkmingai ir turėtų daug jėgos. Galim paklausyti, kaip dirba variklis. Galim. Nu geras. Kaip tu šitą įsirinkai mašiną? Ar turi tarkim tokių transporto priemonių? Tai apie šitą mašiną svajojau nuo vaikystės. Bet turiu ir kitų transporto priemonių. Turiu paprastą mašiną ir turiu motociklą. Iš kur tu tiek daug žinai apie mašinas? Todėl, kad man patinka mašinos, daug domiuosi ir daug skaitau apie jas. Kokia tavo profesija ar susijus su mašina? Ne, dėja nesusijusi su mašinom, aš esu gydytojas. Ačiū už pokalbį ir einam dabar pasivažinėti. Ačiū tau. Juodabai, tai labai gerai.